Labas rytas, labas rytas. Einam biškai apsipraustų lediniu vandeniu. Šaltuoka galiu pasakyti. Nieka, tuo jau papusryčiausim 8:00 ir varom pradėti žygį. Matau, saulutė jau tolumai kyla. Tikėkime, tuoj sušils. Jaučiu dabar kokie, nežinau, 6 laipsniai, gal 8. Nesveik, žodžiu, šaltis, bet naktį buvo ne šalta, žiauriai stora kaldra. Tai viskas čiki, manau, tik aukščiau bus šalčiau, kol kas dar vaikų žaidimai. Antrą dieną, jaunimėlis, antrą dieną startuojam. Kol kas tai žiaurus starts, žiaurus šaltis, reiks dar priprasti. O čia prie to pripratimo toli gražu, nes kiekvieną dieną vis šalčiau ir šalčiau. Šiandien esam 809 metrų, tai čia šis praktiškai nieka ir kilsime 1,5 kilo. Ten dar šalčiau bus ir vis mažiau civilizacijos. Ai. Ir gerai, ir blogai tuo pačiu. Kai mūks bunda, tuščia kol kas. Tuoj atsigeriam arbatėlės, pavalgom kažkokį pusryčiuką ir tepam slides, reik po biškį pumpuoti, sušilti. Labas rytas, kaimo žmonės! Už antrą kelionės dieną. Tikėk, mes išliksim sveiki gyvi. Wow. Tokia kokia ir tikėjaus, tokia miltelių gal netgi. Pons pusrytis atvažiavo pas mumis bananinis blins. Kaip menulis atrodo. 6 valandas žygė šiandien lauk mūsų. Gal net ilgiau, gal trumpiau, čia sunku nuspręsti, ar mes čia greitai einam ar lėtai, tai va šiandien ir sužinosim. Vietiniai kaimiečiai sakė 6 valandas eisim. Bet mes dar norim sustoti biškį atsigerti arbačikę, sustoti ten pafilmuoti, kažką pafotkint, dar kažką, tai čia sunku pasakyti, va išsiaiškinsim. Užsiprašėm termosą vandens karštą, pasidarėm arbatos. Dabar turim gertuvės, yes, thank you. Pasiėmėm tokį, dabar turim naudoti tokį vandenį ir jį įsipilti savo gertuvės. Šiaip čia geri žmonės kalnų vandenį, bet mes bijom rizikuoti, kad netyčia nebūtų. $2400. Ir vėl kelyje. Mes vėl kelyje varome į kalnus gigantus. Žmėjams juos ir sekam. Sakė vietiniai, kad maždaug pusvalanduką eid dabar tiesiai gatvę žvirkeliu ir po to kažkoks bus nusukims jau į mažą keliuką, į miškiuką. Nice! Smagu matyti bundančią gamtą ir būti dalis to būdimo. Nice. Šiandien nuotaikė 10 000 yra. Jau vakar buvo gera nuotaika, nes ėjau į kalnus, bet to pačiu buvo bloga, nes blogai išsimiegojom. Miegojom 5 valandas, tada važiavom autobusu. Žodžiu, tokia susiknisė. Dabar tai bomba. Priartėjom vėl kažkokį kaimuką. Kriokliukai. Visi gal dar ilsis, ankstyvas rytas. Žiūrėk, žąsiukai, ką jūs gera? Tadam! Pagaliau tiltukai prasideda. Belekas. Aukštai. Manau, kad tokių tiltukų praeisim ne vieną ir ne 2 šią kelionę. Čia tą upę reiks skirti daug kartų, manau. Tai sakau, kol kas tie tiltukai mums tokie. Tiltuks. Bet gal jau taps kasdienybė greitų metų.
Drabužiukai džiūn, jau kokią savaitę neišdžiūn, nuo šalčio drėgmės, vietinis reperis duodos. Kur mums čia dabar reikėti? Tiesiai. Kaimiukas bunda. Namaste. Namaste. Vietinės reikšmės. Tokios skardinės šiferinės būdos sustatytos. Visi čilin jie čia. Pardavinėjai kažką. Kol kas mačiau nemažai važiuojančių su mocais, su džipais. Tai kaip ir gal minėjau jau, kad biškį sunku eiti. Mažiau motivacijos, kai tave dulkėse palieka, aplenkti tiesiog su mocu kokiu arba mašiną. Bet tikėkime, tai greit išsispręs. O žymėjimai visur kol kas labai tvarkingai. Kažkas ten gal šaltinėlis koks. Tokiais keliukais autikai važiuoja. Ne tik džipai. Wow. Ramiai savo. Bai! O mes savo spurdam savo laibom kojytėm. Priėjom sankryžą. Off-road Manang. Trekking trail to Manang. Tai mums reikia trekking trail. Varom čia. Saulutė. Yes. Viskas. Reik šokti iš drabužių, kad nebūt kiaurai šlapiam. Pasaka. Viskas. O akmeniuks, ant kuriuo sustosim persirengti. Reik šokti iš drabužių, nes jau karšta daros nesveikai. Tokie raižą. Wow. Krioklys matos kitoje pusėje. Šokom iš drabužių. Iš karto kits reikalas. Bet svoris vis tiek tas pats. Ar ant savęs nešė rankų pruos. Priėjom dar vieną kalnų kaimelį. Bet atrodo gan tylu. Visi gal dar ilsis. Arba dirbi jau rytinius darbus. Manau, kad kalnuose čia žmonės ankstyvi. Tik saulikė pakyl ir jie jau iškart laužiukus kūrena. Tvarkos kažką tais. Darbuojas. Priėjom kaimiuką. Ir mums ženklai rodo nasukinėti. Nice. Karvutės ganos. Apsišikusios. Tadam. Toks mažiuks jaukus kaimelis. Tuneliukais. Gėlytė, žyčia, tobula. O, sugriuvęs takelis. Žiūrėkit, čia turėjo jis eiti, susijungti, bet nuošliaužas. Daug ženklų, kad reikia atsargiai. Gal čia eisim. Tikrai labai gražu. Tokia ramybė. Kaimų dvelk vaikystė. Galbūt, kad jau prasideda pumpavimas. Kaimukai. Visi džiovinas drabužiukus. Augint viščiukus ir džiovint šieną. Galbūt, kad čia tie kaimukai visi vienodi tokiam aukšti.
Ką čia daugiau ūkininkauti. Vėl toks takelis, biški laiptukų. Visada įdomu, kas už posukiuką. Ogi ten dar vienas kalniuks. Koks grožis. Atgaiva sielai čia. Oi, tu bagundada. Važiuojam. Kaimukai. Namaste. O ne, Agnė įsiveržė į pirmąją poziciją. Negaliu to leisti. Va taip va. Taip įsilipęs safety first. Safety first, žodžiu, safety first. O, vartai į dangų. Svastikykės visur. Einam į nušvitimą. Vykst kaimo darbai, kažką čia džiovin, arbatą gal kokį, tabaką. Namaste. Thank you very much. Kiekvienam kaimiukui atėjus visi siūlo arba čikės, kavikės, užkrimst. Nice, jau badu nenumirsi, bent jau dabar tavo kilometrą, kiek čia 1,5 kilometro aukštį, kur esam. Jau einam apie 2 valandas, gal daugiau netgi. Viršų į apačią, pumpavimas vyks belia koks. Kažką vadžiovin vis vietiniai. Žiūrėkit, koks grožis tų takelių, tų vaizdų. Eikt. Neatsibaigiantis kalnai 2 savaitės. Kas gali būti geriau? Nieka. Opa. Ui. Pons Raugalas atlėkė į Nepalą, užkontaminuoti jų šviežų orą. Agnė laikos 1 vietoj, 2 vietoj turim vietinį ir aš garbingoji 3 kol kas. Nesveikai. Nebeaišku, kur mes čia einam. Iš tikrųjų nebėra žymėjimo. Galbūt, kai jau pasiklydom. 1 minute later. Matau žymėjimą, buvom pasiklydę, bet pasirodo, tiesiog žymėjimo nebuvo. Nice. Čia hebra rimtus akmenis, ridena. Namaste. Vandeniuk stebėkit, yra. Atsigaivinom. Varom toliau. Back on track. Upeliuks.
Orelės koks grindas, čia gali kvepuoti ir kvepuoti, neim pripildyti plaučių. Ant tiek noris. Skrend va su džipiuku kažkas tolumoj. Nesveikai, nesveikai. O, vykst kaimo darbai, žiūrėkit, kaip bulius dirba. Nelabai noriai dirba, bet jie neturi kitą pasirinkimą. Nori dirbti buliai. Krioklys. Ir tiltuks. O dabar kas žino, kur mums reikia. Yra čia takiuks. Ir yra čia. Ai, bet čia yra rodiklė. Greičiausiai čia bus. O, pasisliepus. Antras tiltuks šiandienos. Krioklys. Молодец, Krioklys, kad tu čia bėgi. Ten tolumojim, gal net nesimaty. Žiauruliniai vaizdeliai, žiauruliniai tiesiog. Labas, bomžas! Vėl pumpavėms į viršų. Kiek valandą leidomės. Dabar valandą vėl kils. Zigzagiukais. O atėjom tai eiktų iš ten kažkur. Jau iš vis. Kai mūks vėl. O ir dogai. Pasitinka. Dogai. Ujotų. Koks mėliaks. Ujotų. Namaste. Gražuolė. Ką tu čia valgai akmenį? Ai. Ką jūs čia turit? Bijau lysti. Mažiukai. Moni. Oi. Biški pačilinom, atsigeriam vandeniuką, pagluostėm šuniukus. Galim varyti toliau. Žygis tęsiasi. Dar porą valandų žygiavimo. Galėtų tai trukti amžinybę. Tokia garsi ta upė. Dabar jeigu čia nukrisčiau, tai jau mirtis būtų. Bai! Sunku suvokti visą čia tą aukštį, dydį, ilgį, plotį. Wow, kokį mastą. Mažiuk. Gražuolė. Mažiukai. Tavo galva kaip mano plikė, tokia pat, nors tada jauns. Lygiai tokia pat kaip dramblė plikė, taip ir tavo plikė. Gražuolė. Opa! Užkrimskit kažką šviežiako. Davai. Koks spalvots kaimuks. Geltoni nameliukai. Šunieks va mumis pasitink. Kiek gėlių visur. Eiktų. Belekas. Ir toks gražus spalvots. Tie drabužiukai visur sudžiauti, taip romantiškai atrodo. Gėlikės visur žyčia. Tobula. Visi banda vis tų turistų kažkaip prisiviliuoti, kad pasiliktų mieguoti, kad atsigerti, pavalgyti. Bet mes turim biškį šiokį tokį savo planą, tai stengiamės juo laikytis. Vietinė parduotuvė, kur turi visko, kur nereik nieko. Laikrodžiuką netgi gali pasimti. Čia dar visokių eiktų. Medicinos, drabužių. What? Rimta čia parduotuvė.
barbės, žaisliukai, sausainiukai, nu visko. Net liemenikiai yra. Kas čilin, kas darbuojas, šildos ant saulikės, tobula tiesiog. Oi, žiūrėkit, kažkoks ateivis, kitos rasės, užpakalį krapštą. Namaste. Dabar esam 1130 metrų aukštį ir mes varom į Jagatą. Truptų žvadžių vėl iš pradžių leidžiamės. Čia dabar be galo, va tom gyvatėliam iki pat apačios nusileisim. Gal net kažkaip nueisim iki Krioklių. Būtų nice, biški tingis, nes žinom, ką eit reiks bele kiek, bet toks ir yra tikslas. Tai tikiuosi to pačiu, kad nuves mumis tas kelias prie to Krioklių. Prieš akis tūkso ponas Krioklys. Wow. Nerealiai, reiks užpumpuoti, matau į viršų, bet vertai. Kol čilinom išrikiavau savo smarvės inventorių, biški prasiveidinti. Tuo pačiu, aišku, ir kojikės. Kas gali būti geriau, negu gerti arba čiki gamčiki. Tedededem. Tobulas piknikiuks. Ir žiaurieji rutuliai, nuo kurių pilni tarpdančiai, nesveikai ir pirštai būn geltoni. Artėjam prie trečiojo šiandienos tiltuko. Girgždvisas, okei. Ignoruojamės visus šitos mirties faktorius. Wow. Vaizdeliai tokie. Belekas, kaip tiek laimės gali suteikti tiltuks, negaliu patikėti. Siauras gatvikės. Dabar žodžiu reikia eit biškį atgal kokį pusę valandos iki Krioklį. Agnė tokia nepatenkinta, pikta jaučia ant manęs. Čia tai bus užpumpavimas. Eiktų. Iš karto. Teoriškai norėčiau užsimaudyti, bet praktikoje gali būti ragų ragas. Žinant, kad čia iš kažkiek kilometrų, iš 2 kilų kalną atitek vanduo, gali būti žiauriai šalts. Nebetoli, jau tuoj pamatysim. Apie kokį dar maudymąsi mes čia kalbam, koks šaltis. Lyj tiesiog. Wow! Aištu! What? Nesveika dydžiu! What? Apie kokį čia dar maudymasis kalba? Žiaurų šaltis. Ta gaiva, tai wow, kai kad lietus lytos, tai purškino to Krioklio, gigantiš. Homofobam linkėjimai. Nebent varyti simaudyti tą baseiniuką. Ačiū tau, kad esi. Žiauriai slidu, blemba. Kaip čia reikia. Praeit. Opa. Taip. Žiaurų šį baseinis. Akimirką sužinosi. Taip, ledinis. Čia mirtis maudytis jaučiu. Vieną niurką būtų žiauriai nice iššokt, bet gali būt, kad suparalyžuotų. Tas lapos krentos ir visur. Milžiniška dilema, ką daryt, maudytis, nesimaudyt. Žiauriai šalta, žiauriai. Ir dabar dar 2 valandas kelią ir jau turėsim netgi karštą dušą gal.
Tai kaip ir neapsimok, bet čia upės vanduo, nu va taip va ir... Bet jaučiu, kad nesimaudysiu, nes tada rankšlos tai reikia šlapinti, žodžiu, čia sausintis. Per daug apsikraučiau. Oi, kojytės. Wow. Koma jau iš tikrųjų. Bet judam, ką? Negali imti ir sustoti. Ten. O, kas čia tokie? Cip-cipai. Jėkiu, kaip miela. Cip-cipukai. Mažiukai. Tokie maži baisu užlipti. Vėl vyks pumpavimas. Kaip čia jau? What? Kaip tokie? Čia už vis nebesąmonė. Yra eiti. Šabakštynis kažkur. Žiūrėkit, kas čia dedas. Sunku labai šituo keliu eiti. Smailus akmenys, tokie netvirti, jie kritinėja, ridinėjas. Taip slidinėja, žiauriai daug jėgų kainuoja. Šiaip posiaubę painu, žinokit, tokią komą, bet aknį nieko nenoriu sakyti, nenoriu sumažinti juos motivacijos, bet šiaip jau koma. Iš vis nieks neaišku, kur einam. Krypti svarbu va šitą. Į kalnus. Manau, kad man kažkaip reiks perėti ten. Sunku pasakyti kol kas. Ėjom ir priėjom vėl kažkokį kaimiuką. Įdomu, gal čia ir apsistosim, nieks nežino, kur mes čia esam. Mažiukai. Mažiukai. Piu. Mažiukai. Piu. Mažiukai. Pasiliavau, matai, iš karto tau patinka. Dogo mumis pasitinka. Nu, dogo. Atėjom į kažkokį kaimuką. Wow. Dailus. Esam kažkokie va, Lalupatė trail. Kas tas yra, nieks neaišku. Žiūrėkit, kokie dydžios gėlės. Augalai, kas čia tokie yra. Neskleidžio kiek kvapą, bet labai įdomios. Žengliuks rodo į Jagat. Per tiltuką. Nice, ketvirčiau šiandien. Ar penkčiau? Jau pamečiau skaičių. Ką jis tai? O, šis biški judresnis, kaip čia pasakiau. Žiauri kravitė. Sutikom vietinius, sakė dar 40 minučių iki Jagatą. Yra reikalų, bus čia pripumpuota šiandien. Vėl kažkokį kaimuką mini priėjom, jeigu čia galim pavadinti kaimukais. Dogo, skambaliai.
Saugai savo teritoriją, nusaugok. Su vienais šuniekais pavyks užmegzti ryšį, su kitais nelabai. Su šituo, kaip matėt patys, aploja. Toks bambizas. Čilin. Wow. Dailus aparats. Ha? Keistuolius. Žiūrim, mes irgi jį žiūrim. Pumpuojam toliau, pasigražėjom gyvūniukais. Judam toliau. Kažkur. Dogo čilina ant kelį. Mažiukai. Mažiukai. Kaip gyveni? Mažiukai. Toks mielas, bet toks didelis, baisu tave mūčyt. Dar viens čilin mažylis. Mažiukai. Mažiukai. Kaip čilina? Taip patogi, bet nelabai. Mažiukai. Mažiukai. Gražuoliai. O. Kas čia per gyvūnų ruonius? Mažiukai. Nusisukus geziuks. Tipo nemato manęs. Ok. Čikeniukai matau dar ten už kampą. Ką čia jūs visi veikėt? Ha? Keistuoliai, tiek daug gyvūniukų vienoje vietoje, šuniukai, viščiukai, kačiukai, ant saulutės savo visi šildos. Mažytis, atėjai atsigulti. Gražuolis, mano. Pumpuriuks. Bye. Priėjom sankryžą. Abu keliai vedė ten pat. Ha. O. Štai dar vienas tiltuks. Gal eisim ir per jį. Nice. Šiaip pagal viską matos gatvę va taip va vinguriuoja. Va. O gal mes kaip nors trumpinsim? Kuo toliau jie vis siauresni, vis baisiau jais eiti. Eik tu sau. What the hell? Vaizdeliai, aišku, į vieną pusę tokie, į kitą pusę tokie, žiaurų, prieklys, Niekada neatsibosi eit per šitos tiltukus. Žiauriai yra užpumpuota, kojikėm ragas, bet gerai, kuo labiau ragas, tuo būsim labiau pasiruošę aukščiau, nes žygis vis sudėtingės, ora vis mažės dėl slėgio, dėl aukščio, tai kelionė vis sunkės. Tai gerai, manau, kad čia kuo daugiau užpumpuoti, kaip saka, what doesn't kill you makes you stronger, kas tavęs nenužudo, padarė stipresnį. Paprasta matematika. Pabėga nuo mūsų ožiukai. Skut. Čia va irgi dar yra drąsesni. Jie tiesiog bėga ir valgo. Mažiuk. Galvoju, dar biškį pakrimsi. Bye. Kirstukai visi les. Kur jie čia išdyks? Iš niekur atrodo. What? Prieš kokį pusvalandį. Ėjom tuo tiltuku ten tolumoje ir buvo tas krioklys toks aukštas. Dabar jau senai viršiuoja esam. Tokia koma. Nebesąmonė visiška. Eik. Mes veiks aukštas. Važiuoja mašinas. Dulkių žiauriai. Nušvirkėlių tai ne kažką eit. Su kiekvienu posukiuku tikiuosi, kad jau jie gats.
Spėju, ten mūsų kaimiuks. What? Atrodo ir taip arti, ir taip toli tuo pačiu. Tadadadam, tadadadam. Kasgi čia, ar tik ne mūsų Jagat? Esam dabar kilometras 320 metrų aukštį. Taip ir atrodo šis kaimelis. Apžiūrėsim pinduškės. Visur va, internetas gal netgi bus. Kavinikės, restoraniukai. Super. O, kaip gražu. Namaste. Hello. O, tokie kaimiukai savo. Einam apžiūrėti. Tuoj čia išsiaiškinsim, ką čia jie siūlo. Namaste. Dar į viršų. Jau man patinka. Liktais mažai dar šiandien prisilaipėjom. Taip gražiai padaryt, spalvotai. Toks kambariuks. Paprast, švarus, svarbiausia, dailus kambariuks. Dušiuks svarbiausia yra, tikėkimės veikiantis, tulikiuks. Pasaka. Vaizdelis per langą, į kalnus, į kaimuką. Yra čia dylas, kad žodžiu apsistoji nemokamai, bet tada pas juos privalai valgyti vakarienį ir pusryčius. Tobula, mums tai tinka. Einam tuoj ant stogą pažiūrėti, kas gera. O, mini daržiuks. Tobula, girdit saločiukės, kopūsčiukai, pomidoriukai. Vaizdelis į kaimą. Dešimt minučių nuo čia sakė yra hot springs, tai bandom varyti išsimaudyti, gal iš tikrųjų yra hot, būtų žiauriai gerai. Ten minutes walk to hot springs, tadam. Kaip atrodo, bomžins, važiuoja mum pats tas. Sunku eitais laiptukais, nes jie visi skirtingi. Opa. Bet pažiūrėkit, va čia va, man atrodo to šiltas versmės. Kaip laukiu. O čia tiltuks, per kurį neisim. Taip atrodo kažkokias šiltas versmės. Ar jos tikrai šiltas, to išsiaiškinsim. Yra čia žmonių, žiūrėjau, išvirtę savo čilint. Tai tikrai jo šiltas. Ui, šau. Nelabai čia maudytis galima. Čia tai ne kaip atrodo. Galim prieiti prie upės, ne? Pažiūrėti, kas gera. Vaibelis visai nice tos upės. Tokia rimta, viso laik nesveika srovė vanuoj. Bijočiau maudytis, bet su baidarė raftint būtų nesveikai ekstrema. Manau, kad mirčiau, bet būtų nuotykis. 1 minute later. Abort mission. Kažkaip šlykščiai ten atrodė tas vanduo. Pui, nieko gero, nesimaudysim. Tai gavos, kad dar bereikalingai dabar vėl pumpuoti reiks. Na. Nesąmonė visiškai. Esam visiškoje agonijoje. Mano kojas vos beklauso manęs. Viskas. Civilizacija. Niekur nebelipksiu šiandien. Čia sakėm valgyt, žodžiu. Už 1,5 valandos sakė paruoš. Tuo tarpu einam nusiprausti ir biškį pačilinti. Koma. Atvarėm užkrimst ant stalo tokie surrealizmai.
gali jums kilti klausimus, kas čia man ant galvos. Ar tik nepadėlkinis North Face kepuriuks? Turgui pirkau. Tingiau filmuoti tą dieną, kai prekinomės ir nuomavomės viską, nes šopinimasis patys galite įsivaizduoti. Tai kapuriukai, pirštinės, ten bliuzonai, apatinės, kelnės. Šiaip nieką nepirkau, viską išsinuomavau. Tik tais va kepuriuką nusipirkau, antkaklį tokį šiltą nusipirkau. Ir viskas jaučiu, viskas. Paprastai. Tokia jauki visai kavinukė, tik tais kaina žiaurės. Bet čia jie taip specialiai dar, manau, kad už dyką apsistoja, bet valgai pas juos. Tai kitur maistas pigesnis, bet nuomą reikia mokėti. Tai galų gale vis tiek gaunas tas pats. Bet kuo aukščiau kyli, tuo kainikės brangiai. Po $5 brangiau, 5, tai įdomu, kiek bus viršui. Mano kažkoks yra kiaušinių karis. Keptas bulvikės jau daros tradiciją. Ir Agnės sriubeikė. Skanaus, bandom. Keistokas. Gal paleis vidurius. Bet kalnuose esam, kodėl ne. Keistoks nėra blogai. Tiesiog neįpras toks skonis, tas kiaušinis toks. Lėkštės ištuštintas. Nebepavyko ryžiukų įveikti. Sorry gamtos mylėtojai. O dabar ką? Atsigeriam arbačikės ir įvarysim ilsėtis. O, žiūrėkit. Siunčiu visiems meilės. Tai už tai ir išgerkim arbatėlės. Šitą gaidelę ir užbaikim šitą epizodą. Varom iš karto gultis, kaupti jėgas, ilsėtis. Rytoj naują dieną. Susitiksim rytoj. Nepamirškit paspausti laikų, šerų, skraibų. Švies Agnė, kaip visada palikus voniuoj. Koma, kuo jom tai koma? Dar kartą norėjau atsisveikinti, žinokit. Žinokit, kad esu žiauriai laimingas. Šiai dienai žiauriai laimingas. Buvo biški pavažiavęs stogelis kažkada. Nebesupratau, kas laimė yra, bet šiai dienai manau, kad esu laimingas. Kalnai. Ačiū kalnam, žodžiu. Dabar jau tikrai esu pasiruošęs eiti ilsėtis. Koma.